Ką šiandien išnyku? Igoriok Tatu. Ką jūs ar aišku norit? Labą dieną. Aš esu tatuiruočių meistras Igoriok Tatu. Noriu papasakoti apie tatuiruočių priežiūrą. Aš visą laiką savo klientams sakau, 50% priklauso tatuiruotė nuo tai, kaip aš ją padariau, ir 50% priklauso nuo to, kaip tu ją prižiūrėsi. Aišku, kiti taip netiki. Palieka viską Dievo valiai, bet tai daryti nerekomenduojama. Tatuiruotė visą laiką nori priežiūros, nori, kad jūs ją prižiūrėtumėt, nori, kad jūs ją saugotumėt ir mylėtumėt. Esu tatuiruočių meistras, turintis 14 metų patirties. Šitam video papasakosiu, kaip prižiūrėti tatuiruotę. Kas tada? Tik padaręs tatuiruotę tą pačią dieną eisi į sauną ar į džekuzį, tai nieko gero tu nelauk. Galimai gali būti ir blogių, ir liūdesnių pasiekmių. Kaip reikia prižiūrėti tatuiruotę? Meistras, kai padaro tatuiruotę, jisai nuplauna su skysčiais, kurie apsaugo odą, patepia kremu, kuris taipogi padeda jūsų odai atsigaivinti ir nuimti skausmą. Meistras užtepęs jums kremo ant jūsų tatuiruotės, užvynioja ją maistinę plėvelę, arba yra kitokių priemonių, kurie man nelabai patinka. Nerekomenduoju, nes man taip pat yra darę tatuiruotės, yra klijavę tų plėvelių, kur reikia nešioti po dieną, po dvi, kiti po savaitę nešioja. Dirgina odą tie klijai, paskui pradeda, toj vietai būna nelabai palankus kvapas žmogui, galima sakyti, vos nekvepia vos puvėsiais. Taipogi ne visi meistrai moka tą plėvelę normaliai naudotis, kurią klijuojama, nes yra dieną priklijuoji, kitą dieną tu turi ateiti vėl pas meistrą, meistras turi nuimti, vėl praplauti tavo tatuiruotę, vėl paruošti kremo ir užklijuoti tatuiruotę. Vėl paruošti tatuiruotę ir užklijuoti. Bet man tas būdas yra nepriimtinas, nes kadangi ta tatuiruotė gyja sausai, jokių kremų jinai negauna, nekvėpuoja, šunta, tai mano atveju yra seniai geriausi būdai. Kremas, kurį užtepa meistras pradžioj, užvinioja plėvelę maistinę. Tu su tą plėvelę turi pavaikščioti geriausiai 3 valandas mažiausiai. Kai užklijuoja meistras jums plėvelę, ją geriausiai uždengti nuo saulės, nes jūs galite pajausti ultravioletinių spindulių skausmą. Po 3 valandų, kai jūs pavaikščiot su tą plėvelę, jūsų pažeista oda susitraukia ir yra mažesnė tikimybė susirgti, užsikrėsti kažkom. Tada jūs pasiėmat drungną šiltą vandenį, ne per karštą, pasiėmat muiliuką, aišku, geriau kokį dušgelį, sukomprausitės, praplaunat tą tatuiruotę. Gerai nuo to seno kremuko, pasiėmat sausą servetėlę, ją nusausinat, pasiėmat kremą Bepanthen Plus, Anglijoje jis yra pavadinimas tiesiog Bepanthen, aišku yra Bepanthen Tattoo Cream, bet jisai tą patį funkciją atlieka, tiesiog marketingas. Užtepus kremą nereikia tepti į didelius storus sluoksnių, užtenka patepti plonų sluoksnių, kad būtų padengta, ne taip, kad nesimatytų jos. Teptis 2-3 kartus į dieną. Aš patariu teptis ryte, per pietus, grįžę namo arba po darbų darę kažką kito. Geriausia būtų, jeigu einant į dušą, nuplauti pačią tatuiruotę. Aišku, geriausiai būna iki 10 minučių maksimum pabūti tik tais duše, prieš miegant praplauti. Su muiliuku vėl su servetėlė arba su rankšluostuku galite nusausinti ir vėl užtepti Bepanthen kremą. Aš patariu tepti Bepanthen kremą 3 kartus per dieną kažkur savaitę. Po savaitės geriausia dar kartą per dieną pasitepti, nes vis tiek oda dar sausėja, gyjimas ir vyksta. Vasarą būna gerai, dar būna saugoti galima dar su kremais. Mano atveju geriausia būtų kokį kokoso aliejaus, kad mažiau spindulių gautų. Nerekomenduojama vaikščioti į saunas, džekuzis, aišku. Jeigu jūs ją neprižiūrėsite, tai jinai neatrodys kokybiškai. Nes kada jūs kaimo tepatės, oda būna tokia elastinga, taip stipriai nesitraukia. Patariama mažiau degintis ant saulės. Statybininkai, jeigu dirba statybose, geriausia būtų ilgom rankovėm turėti maikutės. O jei yra klausimų, tai geriausia kreiptis pas tą patį meistrą, kurį darė tatuiruotę. Nesigėdinti, nestumti ant jo, kad jisai blogai padarė. Gal jūs kažką blogai padarė, o gal ir jisai, bet jisai visą laiką gali pataisyti. Geriausia būna, jeigu kažko nežinai, paklausti tatuiruočių meistro. Nesivaliauti, neįmėginti, kaip kiti mėgsta palei senus standartus, naudotis vazelinu, kuris jisai net negydo, sakytais drėkina odą ir nieko gero. Ačiū dar kartą, kad žiūrėjot šitą video. Jei negaila, paspauskit laiką, galite parašyti klausimą kokio, ar parašyti kažką blogo, gal kažką blogai padariau. Tiesiog ačiū, viso gero.